Blondinė ateina į erotinių prekių parduotuvę ir sako, sakykit, mielai pardavėja, a po kiek pas jūs vibratoriai? 50, 100, 120, 150. A va tas va didelis raudonas, kiek šito neparduodam. Kodėl? Todėl, kad čia gesintuvas. Kaip atskirti, kad faksą atsiuntė blondinė? Fakso viršuje, dešiniajame kampe, matosi pašto ženklas. Koks skirtumas tarp negyvos katės ir negyvos blondinės gulinčio ant kelio? Prieš katę dar matosi stabdymų žymės. Motina sako blondiniai, dukreliai išeinančiai į pirmą pasimatymą. Nu, dukrelė, jeigu iki 12 nebūsi lovoje, tai grįžk. Blondinė klausė pardavėja, sako, klausykit, kiek kainuoja va šitas televizorius? Blondinėm televizorių neparduodam. Ne, nu kodėl, aš noriu nusipirkti. Blondinėm televizorių neparduodam. Nu, bet pasakyt gal, kodėl? Todėl, kad čia yra mikrobangų krosnelė. Skrusdeliukas mišku bėga susiėmęs už organų ir taip staigiai sėdais į balą, taip, velnės, taip apsirikti, galvojau, kad Jonvabalis pasirodė kancaras. Skelbimas viešnamyje. Lytinis aktas 100 litų, lytinio akto stebėjimas 200 litų, stebinčiojo stebėjimas 300 litų. Žiūkas užlipa ant kelmo, taip stoja rankas, taip, koks aš stiprus, taip, koks stiprus, aš raumenis ir meška eidama pro šalį, taip tik štletina, tas nusirita nuo kelmo, atsistoja, jo, stiprus aš, bet lengvas. Išėjo dėdukas į mišką pasiusiot, sutiko mešką, tuo pačiu ir pakakojo. Buvo toks dailininkas Toulouse-Lautrekas. Ir pilnas jo vardas buvo Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa. Ir į Moulin Rouge atvažiavo Estė, šviesia plaukė, tas pamatė, reiškia, tą apsigyveno, šokėjo, numerė, viskas tvarkoja. Vakarė Lautrekas pasiima vyno butelį, pasikelia į numerį, pastuksena į duris, tas sako, kas ten? Čia Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa. Sako, gerai, užeikit visi, paskutinis tegul duris uždaro. Archimedo dėsnis. Kūnui, kuris yra 40 laipsnių skystyje, negalioja jokie dėsniai. Pagrindinis organinės chemijos dėsnis. Jeigu sumaišysim 1 kilogramą džemo ir 1 kilogramą šūdo, gausim 2 kilogramus šūdo. Patenka 2 pasyvus gėjai į negyvenamą salą. Čia labai svarbi detalė, kad pasyvus. Ir jie vaikšto, ir kažkaip ir vienam, ir kitam norisi, ir vienas kitam sako, klausyk, mes kadangi dviesi negyvenamoj saloj ir abudu pasyvus, tai davai žaidžiam tokį žaidimą. Aš tau užminsiu myslę, jeigu tu atspėsi, tai tu mane. O jeigu neatspėsi, tai, tada jau aš tave. Davai, sako. Reiškia taip. Mažas, pūkuotas, geria pieną ir sako miau. Kas? Žuvis. Teisingai. Pranešimas iš olimpiados. Etiopijos bėgikas finišavo pirmas ir susilaužė 2 šonkaulius į finišo juostelę. Ar galimas moters ir vyro ryšys per atstumą? Galimas, jeigu ryšys ilgesnis už atstumą. Patarimas vyrams. Ką daryti, jeigu iš virtuvės atbėgo žmona ir ant jūsų rėkia? Reikia paprasčiausiai sutrumpinti grandinę. Kas yra daugiau nei absoliutus pasitikėjimas? Oralinis seksas tarp hanibalų. Profesorius klausė studentą, sako, studentė, pasakykite, prašau, kas yra egzaminas? Tai žinot, tai yra 2 protingų žmonių pokalbis. O jeigu vienas iš jų idiotas, tai kitas gali likti be stipendijos. Lėktuvas ir lėktuvė sėdi keleiviai, prieina stiuardesė, jau leidžiasi lėktuvas, stiuardesė prieina, sako, jūs, mielasis, prisisekit diržą, gerai? Aš sako, kodėl? Todėl, kad praeitas iki tie, kurie buvo neprisisekę, tai tuos į sieną ištaškė nusileidimo metu. Kurie buvo prisisekę, tie sėdėjo kaip gyvi. Reklama. Iš močiutės sviesto ir senelio jogurto išeina puikus, naujas Rama jogurt mix skonis. Mėgaukitės į sveikatą. Tankas pervažiavo vištą, tai taip, nusipurtęs, o čia tai dėdas. Eina žmogelis mišku ir girdi merginos riksmą pereinantį į moters.